Sveiki visi ir šiandien pas mus svečiuose IF draudimo atstovė Joana Margytė. Tai laba diena, Joana. Labai ilgai jūsų laukiu. Taip, žinau. Labai atsiprašau, kad taip gavosi. Nors atrodo Kaunas ir Vilnius taip netoli vienas kito, bet jūsų grafikas yra toks įtemptas, kad tikrai yra labai sudėtinga susiderinti laiką. Arba jūs labai anksti galite, arba jau... arba niekada. Abi pusės derino. Iš tikrųjų labai norėjau su jumis pasišnekėti. Ir tai yra tema, kuri yra labai aktuali šiai dienai tiems, kurie augina gyvūnus. Nes mes šiandien kalbėsime apie gyvūnų draudimą. Taip. Nekalbėsime apie namų draudimą, apie visų ten telefonų. Mano mylimiausia tema iš tikrųjų. Mylimiausia tema. Taip. Tai iš tikrųjų yra daug klausimų, kurie kyla žmonėms, kurie ateina, mes su jais šnekam, su klientais. Ir aš ne visada pats žinau, ką jai atsakyti, dėl to, kad ta informacija tikrai yra, jos yra labai daug visų pirma. Ir teisingai pasakyti yra visą laiką sudėtinga, todėl visą laiką kreipiu, sakau, eikit IF, skambinkitės, jums ten suteiks visą informaciją. Tai mano pirmas jūsų klausimas būtų jums, kiek šiuo metu Lietuvoje yra apdraustų gyvūnų? Jeigu žinote bent čia apytiksliai. Jo, tai aš tiksliai skaičiais neįvardinsiu, kiek iš viso mes turime apdraudę gyvūnų. Aš gal galėčiau įvardinti taip, kad kas mėnesį mes sulaukiame naujų klientų apie 200-300. Daug, sakyčiau. Nemažai. Kiek dalį sudaro šunys ir katės? Taip, lygiai taip pat tiksliai nepasakysiu, bet proporciškai maždaug 85–90% yra šunis. Nes katės neina į lauką. Nes katės neina į lauką ir savininkai yra įsitikinę, kad katei būnant namuose tikriausiai mažai tikėtina, kad kažkas gali atsitikti. Nors mūsų statistika ir mūsų žalos rodo priešingai. Tai kad ir katėms gali visokių atsitikti bėdų. Nuo virškinimo kažkokių sutrikimų iki katytės būna netyčia prispaustos su durimis, įlenda tarp pravirų langų, kas dabar aktualu, kai yra šilti orai ir paliekam viršų plastikinių langų atidaryta. Tai tikrai rodo statistika, kad katytės irgi serga. Ir jūs gal iš savo klinikų tikrai taip negalėjai sakyti, kad tik tai serga gyvūnai, kurie išeina iš namų. Čia namuose, kaip sakau, gali tų nelaimių rasti. Nedaug dievė, aišku, bet būna visko pasitaiko. Ar draudžia tik tais šuniukus, kačiukus, ar tokių ir egzotinių dalykų, kaip šitoje vietoje su draudimu yra? Kol kas draudžiam tik kačiukus ir šuniukus. Mūsų kolegos Skandinavijoje draudžia ir žirgus. Bet pas jos yra ta pačia draudimo rūšimi, tos pačios draudimo taisyklės. Pas mus kol kas tik šuniukai ir kačiukai. Bet Skandinavijoje irgi ten graužikų, kažkokių egzotinių gyvūnų, tokių irgi nedraudžia. Jo, yra, matyt, tie tokie naminiai didesni. Gal ateityje. Gal ateityje. Kokios yra pagrindinės taisyklės žmogui norinčiam apdrausti, mes dabar šnekame vis tiek šuniuką ir kačiuką. Tai va ta. Taip. Pagrindinės taisyklės, tai aš gal pasakyčiau ne taisyklės, o gal pagrindinė rekomendacija būtų pasirūpinti savo naujo šeimos nario apsaugą tik jį įsigijus. Tai būtų, tokia gal žinutė visiems, kurie planuoja įsigyti augintinį, nes ką rodo mūsų statistika, kad daugiausiai įvykių patiria gyvūnai per pirmus metus savo gyvenimo. Statistiškai tai vertinama? Jo, per pirmus ir tuomet jau žalos dažnėja, pradeda susirgimai dažnėti arba kažkokie sveikatos sutrikimai nuo kažkur 5–6 gimtadienio. Bet tas nuo metų laiko man labai strigo, tai ar čia daugiau vėlgi kokios... Čia yra 2 niuansai. Tai pirmas niuansas, kadangi mažas gyvūnėlis yra smalsus ir jis neturi rankų kaip mes žmonės, tai jis pažįsta pasaulį viską ragaudamas. Tai pagrindiniai sutrikimai sveikatos yra suvalgė žaislą, suvalgė kojinę, suvalgė apatinius, suvalgė rankšluostį, suvalgė kieme akmenį, žolių prisivalgė, sutriko virškinimas. Pagrindiniai yra virškinimo sutrikimai. Ir kitas toks yra niuansas ir aš save prisimenu, kuomet tapau naujai iškepta šeimininkė,
Tai buvo, tai ir vis dar yra pirmas mano suaugusio žmogaus gyvenime šuo, mes vaikystėje turėjom. Nieko nežinai, kaip elgtis ir visai. Jo, ir tada pirmas tos, man atrodo, jis šiandien netoks linksmas. Man atrodo, kad jis šiandien kažkaip kitaip kvepuoja. Man atrodo, kad jo ausis kažkokia raudonesnė. Ir su kiekvienu, man atrodo, tu lieki pas gydytoją. Nes, čia kaip su pirmu vaiku, lygiai tas pats. Žinai, kaip pampersą pakeisti, tai čia su gyvūnai irgi iš tikrųjų tas pats. Taip. Tai toks ir gaunasi, kad ar tai kažkoks alerginis gali būti sutrikimas, ar lygiai taip pat prisivalgė kažko. Tai pirmieji metai yra tikrai tokie iššūkių pilni šeimininkui suprasti, ar liūdnas tiesiog nes pavargęs, ar liūdnas nes pilvelis skauda. Ir, prižiūrėti gyvūnėlį, kad jis ir laidų nenugraužtų, ir, nežinau, baldų, ar svečiuose būnant, ar nežinau, ar tam pačiam kieme kažko nepadarytų. Nes mes turim įvykių, ne tik sveikatos sutrikimai yra, bet yra pilna kuriozinių situacijų, kuomet nuvyksta su augintiniu į svečius, pas draugus, pas kažkokius giminaičius ir šuo automobilį sugadina, apgadina. Tai va, draudimas turėjo paklausti, jisai apsaugo ir nuo šitų tų vadinamų, kaip jau čia trečios, civilinė atsakomybė tai yra vadinama. Jo, tai mes turime, taip, jeigu bendrai kalbant, yra 3 pagrindinės rizikos, nuo kurių draudžiame. Tai yra gyvūno mirtis, dingimas arba vagystė, gyvūno sveikatos sutrikimai, tai įvairios traumos, įvairūs susirgimai. Ir trečioji dalis yra civilinė atsakomybė, tai jeigu gyvūnas padaro žalą tretiesiams asmenims, jų turtui arba sveikatai. Tai gali būti nuo sugadinto automobilio, arba mes turėjom žalą sugadintas ąžuolinės duris už 3,5 tūkstančio eurų. Oho. Ir iki tokių atvejų, kai gyvūnas norėdamas pasisveikinti su kaimynė vyresnio amžiaus, ją parvertė ir dėja, bet moteris patyrė labai sunkių sužalojimų. Net ir nuo tokių dalykų vis tiek draudimas jisai tame dalyvauja. Taip. Bet kiekvienas draudimo planas turi visus šitus 3 apimančius punktus, ar atskirai tavas metu turbūt draudiesi gyvūną ir pasirenki tas žalas, nuo kurių esi apsaugotas. Mes turime 3 skirtingus planus. Tai pirmasis planas yra pats siauriausias. Mini turbūt tas. Jo, mini, ir ten civilinės atsakomybės nėra įtraukta. Vidurinis planas, ir jis galioja, draudimo apsauga galioja tik Lietuvoje, vidurinis planas yra jau pilnas paketas visų apsaugų, ką aš minėjau, tai kartu ir civilinė atsakomybė įtraukta. Dabar tiksliai sumų nepasakysiu, berods iki 3,5 tūkstančio eurų civilinė atsakomybė, būtent ir galioja Baltijos šalyse, ir turim patį plačiausią paketą, super augintinis, tai ten jau didžiausios draudimo sumos ir plačiausia apsauga, tai draudimo apsauga galioja su augintiniu net ir keliaujant Europoje. Tai jeigu, nežinau, išvažiuojate atostogauti į Ispaniją ir pasiimat augintinį ir jam ten prireikia pagalbos, tai viskas tvarkoj, pateikėte išrašus iš vietinės klinikos ir išlaidos. Kompensavimo tvarka vyksta, kad tiesiog tu gauni paslaugas klinikoje, bet kurioje gali klinikoje, ar yra sužymėtos klinikos? Ne, galima rinktis bet kurią, pas specialistą, kuris turi licenciją tuo darbu užsiimti. Ir gauni išrašus ir būtinai turi turėti turbūt visus čekius, apmokėjimus. Jo, mokėjimą patvirtinantį dokumentą, tai gali būti. Per kiek laiko išmokami maždaug pinigai? Mėnesis ten. Ne. Anksčiau aš atsimenu, tikrai būdavo kažkas automobiliu, bet ten, o Jėzau, kaip laukti reikėdavo. Ne, žinokit, dažniausiai, jeigu visi dokumentai iš karto yra pateikiami, tai mes klientams rekomenduojame, kad jūs gaunate gydytojo išrašą, turite dokumentus patvirtinančius, kad apmokėjote klinikos paslaugas, užregistruojate žalą, tai dažniausiai per 3 darbo dienas iki 5 darbo dienų yra
Taip, jeigu kartais trūksta dokumentų arba, pavyzdžiui, gydymas dar, žmonės užregistruoja už žalą, bet gydymas dar nėra baigtas ir klientas praneša, kad mes jau turim diagnozę, tarkim, jau išleidau ten kaip pavyzdys 200 eurų, diagnozė yra tokia, ar galiu registruoti žalą, bet bus dar papildomų išlaidų. Tai viskas tvarkoj. Klientas užregistruoja žalą, mes pagal susitarimą su klientu galime išmokėti tą sumą, kurią jau klientas išleido, arba jeigu klientas sako, tai nesvarbu, palaukim, kai jau galutinės sąskaitas turėsiu. Šiek tiek jiem kitaip. Sakydavau, kad pabaikime tą gydymą, tada turint galutinę diagnozę, tada tai jie gali net tiesiog jau pradžioje registruoti įvykį tokį, kad jisai jeigu būna. Jau yra diagnozė, pavyzdžiui, nežinau, ta pati babeozė. Taip. Jeigu jau iš karto yra žinoma diagnozė, kad yra tokia liga. Ar atsiprašau, perrausiu, draudžiama nuo babeziozės, nuo erkių pernešamų, čia erkių pernešama liga, svarbu, kas nežino. kad klientai naudotų priemonės apsisaugoti. Jeigu būtų taip, patikrinsit. Viskas, mes remiamės gydytojo išvadą. Tai gydytojas, manau, jūs kiekvieną savo paciento šeimininko, taip, nes jūsų pacientai augintiniai klausite, aš lygiai taip pat pati prieš savaitę lankiausi klinikoje, tai pirmas klausimas buvo, ar naudojate priemonės nuo erkių ir kokias? Ir turėtų būti iš tikrųjų pateiktas įrašas, aš aplamai, ta prasme, šiek tiek nubėgant į šoną, laukiu ir svajoju, kada bus bendra sistema kaip žmonių. Tada nebus jokių, tu atsidarai, ateina žmogus, tu matai, kad tas gydytojas aprašyti, nes dabar tos sistemos nėra. Nežinau, jinai liktais ir nelabai ir kuriama šiai dienai, bet tai tikrai būtų įsigelbimas, ypač, pavyzdžiui, draudimui. Tai būtų labai labai naudinga, kad jūs galėtumėt prisijungti prie bendros sistemos ir netgi patikrinti, tarkim, Ir iš esmės, būna atveju, kad klientas, nežinau, gydėsi galbūt prie namų mažesniai kažkokioj klinikėliai ir sako, visgi, žinokit, reikia rimtesnių tyrimų, reikia ten kažkokių specialių, nežinau, tomografo, dar kažko ir mes neturim to. Mes patariam vykti ten į tokią ir tokią kliniką. Tai net ir keičiant tas klinikas tikrai, kaip jūs sakot, būtų labai patogu, nes viskas būtų vienoj sistemai. O dabar iš vienos klinikos, iš vienos pateiktas vienaip, lyg ir įtarimai sutrikimų vienokie, po to naina klientas į kitą kliniką, ten jau kita diagnozė, vėl iš naujo nuo nulio viskas. Sunku, tada klientas atsiranda, kad jisai nori vis tiek sužinoti, klientas nori susigrąžinti pinigus, o automatiškai, kad gaunasi, kad, vėlgi, kas... Taip. Neaišku, nei kam tą po to kaltę priskirti. Taip, nes kartais ir būna, kad vienoje klinikoje nustato kokią nors, tarkim, nedraudžiamą ligą. Ir ten vaistus duoda savaitę, 2 savaitės laiko, gyvūnai negerėja, šeimininkas nusprendžia kreiptis į kažkokią kitą kliniką ir tuomet diagnozė visai kita, tai klientas pyksta, kodėl tuomet čia buvo klaidinga diagnozė, bet aš vis tiek patyriau tas išlaidas, tai kaip ir kompensuokit, nes ta liga visgi ten yra kitokia ir jinai draudžiama, tai tų niuansų tikrai yra. Kaip šituo atveju? Gal turbūt čia ilgas procesas, kur išsiaiškinate, nes kiekvienas atvejis individualus. O kokie atvejai aplamai yra draudiminiai? Jeigu aš suprantu, jų yra labai labai daug, bet jeigu, tarkim, nežinau, grupėm, tai kaip sako, suvalgęs skanėstą draudiminis, neskanėstą kažką. Jo, neskanėstą traumas. Erkių pernešamos ligos. Jeigu bendrai, tai visi... Mes draudime turim tokį apibrėžimą, kad draudimas apsaugo nuo staiga ir netikėtai įvykusių įvykių. Tai jeigu jūs planavot savo augintiniui kastraciją, sterilizaciją, dantų apnašų valymą, tai jokiais būdais nebus draudiminis įvykis, nes tai yra planuota kažkokia procedūra. Ir tai nėra staiga ir netikėtai įvykęs įvykis. Kitas atvejis yra, kuomet, tarkim, kalytei prasideda piometra, bet pūlingas gimdos uždegimas. Jo, ir tuomet reikalinga sterilizacija. Tai tokiu atveju viskas tvarkoj. Klientas neplanavo to, tai įvyko staiga ir netikėtai ir mes tuomet kompensuojam už visą operaciją ir padengiam tas išlaidas. Bet pas mus yra, gal pasakysiu taip, yra nedraudžiamųjų ligų sąrašas,
konkretus taisyklėse, juodo ant balto parašyta, nuo ko tikrai mes nedraudžiam. Gal kelis bent jau? Tai yra psichikos ligos, tai yra širdies tam tikros ligos, dabar tiksliai neįvardinsiu, įgimtos, dauguma įgimtų ligų, tai kaip pavyzdžiui displazija, ką dar galėčiau įvardinti. Epilepsija turbūt. Epilepsija nėra draudžiamas, alergijos nėra draudiminis įvykis, nes kaip ir jos neįmanoma išgydyti. Jo, alergijos. Bet jeigu, tarkim, kažkokia žaizda pas gyvūną ir tai ta pirminė turbūt, kol dainama iki diagnozės, vis tiek šita dalis kaip ir draudiminė gaunasi, kol įsiaiškinė. Mes turime tokią sąlygą, kad ir tai yra labai natūralu, nes augintinis negali nei šeimininkui, nei gydytojui pasakyti, kad man skauda tą, arba man ten, nežinau, niešti ausį, nes dėl to ir dėl to. Tai kol yra aiškinamasi, kokia yra to žaizdos priežastis, arba, nežinau, virškinimo sutrikimo priežastis, ir jeigu galų gale yra išsiaiškinama, ten padaroma kraujo tyrimai, dar papildomi, galbūt kažkoks echoskopas, dar kažkas, jūs čia jau geriau žinosit, čia jūsų sritis. Ir tuomet jau yra išsiaiškinama, kad visgi, tarkim, visus tos sveikatos sutrikimus sukėlė alergija, kuri bendrai yra nedraudžiamųjų ligų sąraše, tai iki 200 eurų patirtas išlaidas ieškant priežasties sveikatos sutrikimų mes atlyginam. Bet kuomet jau yra diagnozė aiški ir paskirtas, tarkim, jeigu tai būtų alergija ir paskirtas gydymas jau po diagnozės, tai tų sekančių išlaidų mes jau nebekompensuojam, jeigu tai yra nedraudžiamasis įvykis. O jeigu, pavyzdžiui, viduriavimas, gerai, viduriavimas ir jisai jau ten su krauju pamato šeimininkas, kad tenais, tai šitą vėlgi turbūt kompensuojam, ar ne? Taip. Ai, tai daug tada kompensuojama. Jo, ir kalbant apie tos pačius paviduriavimus arba skrandžio kažkokius sutrikimus, tai 90, gal ne taip pasakysiu, ne 90, bendrai kreipimasis dėl gyvūno sveikatos sutrikimo apima 90% mūsų žalų. O 10 likusi tai yra civilinė atsakomybė arba augintinio mirtis, arba dingimas, arba vagystė. Ir dažniausiai top trejetukė, gal manau, kad net pirmoji vietoje yra virškinimo trakto sutrikimai. Ir vidutinė išmoka, ką mes išmokama, yra apie 200 trupučių. Turbūt aš taip irgi mintyse. Vienas toksai dalykas yra, kuris man asmeniškai labai nepatinka, ne draudime, o lietuvių bruožė. Iš tikrųjų, tai yra apgavystės žmonių ir nepameluosiu, bet ir kolegų tarpe Lietuvos, nekalbant apie. Tikrai esu girdėjęs informacijos, kad žmonėm bandoma susitarti, kad, tarkim, įvyko trauma, raištis trūko. Ir laukiama tas turbūt 20 dienų, ar kiek dabar yra? 14 dienų. 14 dienų, tada apsidraudžiu ir tada priduodu. Kaip šitoje vietoje, aš įsivaizduoju, jūsų darbas yra labai labai sunkus, kai nėra bendros sistemos ir yra tik tais gydytojų pasitikėjimas. Nes aš tikrai pasakysiu nuoširdžiai, tikrai į metus kokie 5 prašymai tokie būna. Neregistruok, nedaryk ir tada aš apsidrausiu ir aš tada visą laiką žmogų akcentuoju tą žinutę. Tu negali prašyti pagalbos tada, kada tu pats neįdėjai, to draudimo neturėjai, o dabar nori, kad kažkas už tavo neveiksnumą, galima taip pasakyti, tau sumokėtų pinigų. Būna labai nefaidai. Ir taip norisi man kiekvienus tokius, žinokite, jums parašyti, kad jūs juos įsitrauktumėte į tokį sąrašą, kad jie gyvenime taip nedarytų, nes tada tos nelaimės tave ir glydės, sakau, jeigu tu tai bandysi apgauti kažką. Tai mūsų žalų ekspertai jau turi, aš sakau, kadangi kolegos ofise sėdi šalia manęs, kolegės, kurios reguliuoja būtent augintinių žalas ir ten aš, kai klausau pokalbių arba ten jos tarpusavį dalinasi kažkokią situaciją ir ten viena kitos patarimo prašo arba kalba su gydytojais, norėdamos pasitikslinti tam tikrą situaciją, tai iš tikrųjų baisių tų įvykių yra ir kalbant apie tas apgavystės, tai aš sakau,
tikriausiai kolegės jau išsivystė 6 jausmą, nes tiesiog yra, man atrodo, bet kam, net ir paprastam žmogui nedirbant su draudimu, yra tiesiog iš karto įtarimas, kai sutartis sudaryta, kaip pavyzdys, birželio 1 dieną, įvykis registruotas birželio 15 dieną. Tai yra viena diena nuo to laukimo periodo, kai praėjo tas laukimo periodas. Ir jau registruoja. Jau iš karto registruoja. Tai savaime kyla klausimas, ar tas įvykis tikrai įvyko sekančią dieną po to, kai draudimo apsauga įsigaliojo. Ir mes turime atskirai komandoje ir tyrėją, kuris dirba su sukčiavimo atvejais. Ir tikrai ne vieną išsiaiškina ir dažniausiai... Turbūt gėda būna žmogui, aš ne... Tikriausiai, aš viliuosi, kad bent jau gėda būna. Nes mes turim ir baisių istorijų, kuomet žmogus net nesikreipia į gydytoją ir laukia šuo susilūžusią koją. Ir žmogus laukia 2 savaitės. Nusipirko draudimą. Tikiu, žinokit, tikrai nesakau, ir laukia, raištis nutrūksta, nes operacija vis tiek brangiai, ten apie 800 turbūt eurų. Ir laukia. Jo. Laukia tam, kad gauti tą kompensaciją. Bet sakau, vieną kartą tu apgavęs, aš nežinau, kažkaip visą laiką esu labai prieš šitą dalyką, nes tu vieną kartą apgavęs, tu tiesiog gali pakenkti savo, nes kaip sako, yra karma, toksai žodis, tai kada gali grįžti. Jo, yra ir karma, yra ir mes turim teisę patraukti ir atsakomybę ant žmonės, kurie sukčiauja, nes sukčiavimas pagal civilinį kodeksą yra kaip ir baudžiamas dalykas. Ir lygiai taip pat mes dalinamės informaciją apie sukčiavimo atvejus, visi draudikai tarpusavėje dalinasi. Tai jeigu tu sukčiauji apdrausdama savo gyvūną, tai ar kitas draudikas bus garantuotas, kad tu nesukčiauji apdrausdama savo automobilį, savo namus? Kitaip tariant, toks žmogus tokia į juodą sąrašą ir dar būtų gerai, kad tas juodas sąrašas ir dar pas mus atsirastų, o visi specialistai, kurie irgi daro šitą dalyką, tai irgi į tą juodą sąrašą aš juos visus įtraukčiau ir kad jie iš vis negalėtų net, nes lygiai tas pats, sakau, apgavimų, tokių pasiūlymų žmonių, kai išgirsta, atrodo tik viduje visas užverdi ir nori, kad apie jį visi sužinot. Bet kiekvienas... Iš tikrųjų, Lietuvoje yra ta problema, kad vis dar yra, kad pagalvojama apie tai, apie draudimą, apie tai, kad yra toks dalykas tik tuomet, kai įvyksta įvykis. Mes jeigu dalyvaujame su kolegomis bendruose susitikimuose su skandinavais, tai Švedijoje 90% registruotų gyvūnų yra apdrausta. Aš turiu minty kačių ir šunų. Aš žinot, su kuo kartais tą palyginu tą draudimą, kaip jūs sakot, kad kreipiasi, su tikėjimu. Mes netikim niekada, bet mum ar ten artimiesiam, tada mes pradedame eiti į bažnyčią, tada mes pradedame jau kažkieno aukščiausio prašyti pagalbos. Čia lygiai tas pats. Kol nėra, atrodo, nereikia, bet visą laiką, tas draudimas iš tikrųjų tai yra super dalykas ir aš visiems sakau, kad, jums reikia draustis, bet jiems reikia tos informacijos, kuri juos suteiktų. Kokie atvejai yra nedraudiminiai? Jūs jau minėjot, kad apie genetiką, ne? Jo, genetika yra tam tikras ligų sąrašas, tos pačios psichikos ligos, elgesio sutrikimai. O kokiais atvejais draudimą, ne tai gal suformuluoju, kokiais atvejais negali būti apdraustas gyvūnas? Gyvūnas negali būti apdraustas, jeigu jis yra vyresnis nei 6 metų. Kodėl mano baksiukas toks jaunas daro, jūs jau nedraudžiat? Vardas baksiukas jūsų šuns? Ne, tik tai išeisiu. Taip, nes mano vaikystėje taksą mes turėjome. Vardas buvo baksiukas. Pataikiau. Jo, pataikit labai. Tai kodėl mes nedraudžiam? Nes nuo 6 gimtadienio tiesiog prasideda daugumai šunų, nebūtinai čia tikrai visiems ir tikriausiai dabar šeimininkai, kurie labiau domisi kaip suteikti tą geresnę gyvenimo kokybę ir ten, nežinau, ir daugiau judėti ir sveikiau maitinti tą augintinį, kaip rūpiname savim, tai džiugu, kad kai kurie šeimininkai, gal jau net dauguma šeimininkų pradeda taip rūpintis ir savo augintiniais ir, senstant augintiniui,
labai natūraliai prasideda tam tikri procesai, kurie jie nuolatos kartosis. Ir tai, tiesiog link senatvės einant. Ir mums tai yra labai didelė rizika. Ir jeigu mes nežinom gyvūno istorijos, tarkim, jis niekada nebuvo draustas, ir dabar prasidėjo kažkokie sveikatos sutrikimai ir mes nežinom, ar tai yra, tiesiog jautresnis skrandis, ar tai yra kažkokios lėtinės ligos, kurios vis išlenda. Tai mes turim netgi tokią sąlygą, kad jeigu žmogus pirmą kartą apdraudžia savo augintinį iki 3 metų. Bet norėjau šitą sakyti, jeigu aš draudžiuosi nuo metukų. Nuo metukų tai galima sutartį kasmet atnaujinti be pertraukų iki 11 gimtadienio. Tai daug. Taip, tai dėl to mano rekomendacija ir buvo įsileidusi namus, įsigijus, nežinau, priglaudus, kaip čia be pasakysi, naują šeimos narį iš karto pasirūpinti jo saugumu. Tada pasitikėjimas jūsų atsiranda tokiu žmogum. Mes ir matom visą ligos istoriją. Tarkim, yra klientų, kur sako, aš čia 5 metus moku kaip į balą tos pinigus už draudimą, net nebežinau, ar verta tęsti, iš esmės jo džiaugis. Ir tada prasideda 5 metais, nežinau, tai kažkoks peršalimas, tai pūslės uždegimas ir sekantais metais tas, kaip ir mums tuomet nekyla klausimų, tai nėra lėtinės ligos, nes gyvūnas, mes matom istoriją, žmogus 5 metus nesikreipia į mus dėl nieko. Atsiranda iš karto pasitikėjimas. Jo, ir mes tuomet ir galim, ir lygiai taip pat mano, tarkim, augintinis, pagrindinės jo bėdelės yra tai visokios skrandžio bėdos. Jautrus iki negalėjimo. Jau ne tą suvalgys, jau žiūrėk, kad jau liūdnas. Registracija klinika iš anksto, po mėnesį. Mažą kaigu, ką atšauksiu. Jo, tai netgi aš juokiuosi, jeigu reikia kažkur išvažiuoti, aš net ir vyrui prigrasinu, neduok nieko. Geriau tegu nevalgo. Jo, geriau tegu nevalgo kelias dienas, nes ten būna kasnelis koks pro šoną, tai jam jau pilvuką raižo, tai jau... Tai visi auginam gyvenimas, taigi eina ir ten negali žinoti, kas kada atsitiks. Taip, bet aš be proto džiaugiuosi, kad nusprendžiau tiesiog, kad ir kaip būtų keista, bet kai įsigijau augintinį, nuvažiuoju jo paskiepyti ir galvoju, aš žinojau, kad mes tokį produktą turim jau, bet gal nebuvau taip įsigilinusi ir mano pirma mintis galvoju, nežinau, ar čia verta drausnį, dar reikės pasiskaityti. Ir tada, kai pamačiau, kokios yra paslaugų veterinarinių kainos ir kai supranti, kad tavo augintinis ne 5 kg sveria, o 60 ir 65 gali sverti suaugęs. Ir tu žiūri, kiek operacijos kainuoja, tada sakau, ne, tikriausiai aš bankrutuosiu, jeigu kažkas rimtesnio jam atsitiks. Tai kad ramiai miegočiau, grįžau iš klinikos, kolegijai paskambinau, sakau, apdraus. Ir kaip sakau, o kartais taip ir būna, kada tu apsidraudi, tai žiūrėk, ir tu nelaimė išvengi jo. Ir čia pasakymas, kad mašiną ar ten ar auto augintinį turiu apdraustą ir nieko neatsitinka, tai reikia tik tuo ir džiaugtis, kad tų nelaimių ir nebūna. Ar visi gyvūnai turi būti mikroschemom ženklinti? Ne. Kol kas mes dar turime tą galimybę, kad galima apdrausti ir neženklintą augintinį, nors jau... Turbūt greitų metų pakeisit, nes tikrai galvoju atsakymas bus kitoks. Labai daug metų jau yra privaloma ir mes esame netgi, tuos gyvūnus, kurie yra neženklinti mikroschemomis, tikrai atvirai pasakysiu, kainuoja apdrausti brangiau. Kodėl? Todėl, kad jam dingus ar pabėgus, ar nežinau, ar jį pavogus, neįmanoma tuomet to augintinio surasti. Nes jeigu augintinis su čipu, mikročipuotas, jeigu jis pasimeta, ar ten miške, ar kažkur paklysta, ir jį žmonės priglaudžia, tai pirmas dalykas, ką daro, tai veža į kliniką pasižiūrėti, ar yra čipas. Ir tuomet jau susisiekti su šeimininkais. O jeigu gyvūnas to neturi, tai kaip tą šeimininką surasti? Niekaip. Ar yra kažkokių specialių reikalavimų, kad apdraus gyvūną? Gerai, čipo mes dabar žinom, kol kas šiai dienai nereikia, nieks neaišku, kaip bus po mėnesį 2. Taip. Bet ar jis turi būti... Jis turi būti sveikas. Taip. Tai... Skiepai. Mes reikalavimų dėl... Privalomi, kiek privaloma turbūt valstybės. Taip. Mes kažkokių reikalavimų dėl skiepų, dėl sveikatos patikrų
nieko to neturim, tiesiog klientas sudarydamas sutartį, net ir sutartyje yra sąlyga, kad sudarydamas šią sutartį aš patvirtinu, kad mano augintinis yra sveikas. Tai yra, jeigu ir augintinis šiai dienai turi kažkokių sutrikimų, galima jį apdrausti, bet klientas turi tuomet aiškiai suvokti, kad dėl dabar egzistuojančios ligos ar sveikatos sutrikimo draudimas nekompensuos. Jo, bet tiesiog apsidrausti ateičiai jo, tarkim, pasibaigs, nežinau, turi virškinimo sutrikimą, pabaigs jį gydyti, tai pasikartos kažkas panašaus, ar nežinau, ar atsiras kažkoks naujas sutrikimas po pusės metų, tai jis jau bus draudžiamas. Ir viskas su tuo bus gerai. Jo, tai specialių kažkokių reikalavimų neturim, amžius. Nuo erkių ten tokie, turbūt šiaip rekomenduotini aplamai apsisaugoti gyvūną. Taip, nes iš esmės, jeigu gydytojas, tarkim, būtų nustatyta augintinai babeziozė, jeigu aš teisingai... Babeziozė, taip. Tai ir gydytojas paklaustų, ar jūs naudojat preparatus ir sakytų, gintaro karolius naudojau. Tai, tai reiškia, kad nenaudojo ir gydytojas parašo įrašę, kad naudoti gintaro karoliai. Ja. Tai mes tuomet nemokėsim išmokas, nes yra viena iš sąlygų, kad šios ligos gydymo išlaidas kompensuojame, jeigu buvo naudoti preparatai. Čia labai svarbu, kad būtinai turi būti padarytas įrašas į gyvūno kortelę, kad jam yra suduoti vaistai, tarkim, nuo kirminų ir nuo erkių. Šito pats tikrai nežinau, bet čia labai svarbu. Visiems aktualiausias klausimas yra kaina paketų. Preliminariai, mano šibainų, nežinau, 12 kg, 14, dar nesvyriau tiksliai, bet plus minus. Aš sakyčiau... Aš suprantu, čia žinau, mes tiksliai nepasakysim, bet apytiksliai, ar tai yra 200 eurų į mėnesį, ar jie ten kaip... Ne, tikrai aišku, kainas visą laiką galite nueiti turbūt www.if.lt ir jūs ten pasiskaičiuoti. Taip, bet preliminariai galima sakyti, kad draudimo įmoka, vidutinė šuniuko draudimo įmoka yra apie 200-250 eurų. Čia mėnesiui? Metams. Metam čia? Taip. Aš už savo drambliuką moku jau ten pačių plačiausių variantų, nes jau noriu, kad viskas būtų apsaugota. Tai dabar bijau pameluot, kažkas gal apie 300 bet jūs šuo 60 kg? Jo, 60 kilogramai, retoka veislė. Sakyčiau, nėra pati sveikiausia veislė, gal taip pasakysiu. Tikrai labai kaina turbūt atitinkanti, tikrai nėra daug, vėl iš kurios pusės pažiūrėsi, bet gali būti, kad vienas vizitas kainuos 5 kartus ar 3 kartus daugiau. Tai kokį paketą žmonės dažniausiai renkasi? Ta mini ar viduriuką? Kaip visur viduriuką? Nenoriu to, kur vis liktis toks nesaugus. Jo, nes tas miniukas atrodo gal kaip ir kaina labai patraukli, bet tuomet pasižiūri, kad ir draudimo sumos yra mažesnės ir tuomet įsivertini, kad gal visgi geriau ten primokėti 3 eurais daugiau per mėnesį, bet turėti platesnį draudimo apsaugą. Gal kokius, nežinau, vieną kitą pavyzdį, kada tas draudimas pasiteisina žmogui? Mes apšnekėjom. Aš galiu iš savo patirties pasakyti, kiek kartų man yra pasiteisinęs. Mano dramblys įlipo prieš keletą metų gegužės mėnesį į upę ir pasigavo pūslės uždegimą. Pūslės uždegimo gydymas kainavo beveik 300 eurų. Tai atėmus išskaitą, nes sutartyje yra nurodyta išskaita tai yra nuostolio dalis, už kurią klientas pats atsako, tai su gyvūnų draudime jie yra 60 eurų. Kiekvienai? Jo, ar vienai lygai ir kiekvienam vizitui? Vienai lygai. Taip. Tai man kompensavo, jeigu kainavo gydymas 300 eurų, tai 240. Tada turėjo virškinimo sutrikimų, nes negalėjo prasituštinti ten, kad jam buvo didžiulis stresas, nes aš išvažiavau į komandiruotę ir reikėjo su vyru gyventi kelias dienas. Čia buvo košmaras jam tikriausiai. Nežinau kodėl, nes lepina dar labiau nei aš. Taip jau būna. Jo, ir tai ten irgi panaši suma gydymo buvo, ką dar dabar galvoju, labai džiaugiuosi, kad tokių rimtų ligų
kol kas tikrai neturėjom ir vat, apsiribojo tokiais, bet iš tokių įdomesnių žalų, ką galiu papasakot, tai turėjom atveju, kuomet bebrai paskandino medžioklinį šunį. Ai, užpuolė netgi buvo į... Jo, ir, nu, ta prasme, šuo tiesiog visai žuvo. O, Jėzus. Aišku, įvykiai, kai šunį pertrenkė automobilis. Ypač dabar vasarai dar tapo irgi daug tokių. Taip. Tai tos pačios erkių sukeliamos ligos. Tikrai pastebim, kad labai padažnėja. O kokia yra maksimali suma draudimo išmoka? Nu, aš įsivaizduoju, dabar tai mintyse prasisuko autoavarija, kur nu tikrai gali būti ir ne vienas kažkoks lūžis. Taip. Tai priklausomai nuo paketo, tai plačiausiam pakete gydymo išlaidų draudimo suma metams yra 10 000. Tai didelė, labai didelė. Jo, o vienam įvykiui dabar, jeigu neklystu, 2000 eurų. Tai jeigu ten yra kažkokia kompleksinė operacija ir suma ten siekia 2000 eurų, tai visą tą sumą atminusavus franšizę ir kompensuosi. Nu, tai vis tiek tai yra tikrai nemaža suma, už kurią tu gali gauti tą pagalbą tam augintiniui. Taip. Ar keičiasi įmokos žiūrint į gyvūno amžių, veislę? Įmoka, jeigu taip nuo ko priklauso, tai įmoka priklauso nuo augintinio veislės, nuo augintinio amžiaus ir ar jis čipuotas ar nečipuotas. Čia internete turbūt apsiskaičiuoti yra paprasčiausiai tokius dalykus. O atnaujinant sutartį, pratęsant ją, tai įmoka priklauso, ar ji keičiasi, tai yra ar ji kyla ar mažėja, nuo labai daug veiksnių. Tai vienas yra, ar buvo įvykių, tai aš gal tai pasakysiu, klientai visuomet galvoja, oi, tai čia jau jeigu buvo įvykis, tai man kitais čia metais dvigubai brangiau paskaičiuos. Nu, neskriaudžiamės tų klientų ir tikrai dvigubai daugiau neskaičiuojam, bet tikrai būna atveju, kai mes matom, kad turėjom vieną tokį atvejį, kai šuniukui per metus buvo 13 kartų išmokėta. Tai vadinasi, jis dažniau nei kartą per mėnesį lankėsi pas veterinarą ir dėl skirtingų priežasčių, ne dėl vienos ligos gydymo. Nu, tai automatiškai. Tokiu atveju tai automatiškai, kad draudimo įmoka kyla, bet draudimo įmoka priklauso ir nuo ekonominės situacijos. Tai tarkim, mes turėjom labai ženklią infliaciją, kuomet kilo kainos ir jos kilo visuose sektoriuose. Tai ir maisto produktai brango, ir atlyginimai darbuotojams kilo, ir vaistai brango, ir nežinau, bet kokios paslaugos. Tai natūralu, kad tam, jog mes, jeigu prieš, tarkim, 5 metus vidutinė mūsų žala buvo 150 eurų, išmoka, kurią mes išmokam, dabar vidutinė žala yra 220, nes natūralu, kad medicina veterinarinė modernėja, yra platesnės galimybės atlikti daugiau tyrimų, suteikti kokybiškesnės paslaugas, platesnę pagalbą. Tai natūralu, kad ta kaina ir paslaugų veterinarinių kyla ir tai atsiremia ir į draudimo kainą, nes mūsų tikslas yra surinkti pakankamą kiekį įmokų, kad jeigu atsitiktų įvykis vienam ar tam nelaimingam šuneliui, kuris 13 kartų sirgo, kad mes visuomet turėtume galimybę klientams išmokėti. Nu taip, čia irgi tas toksai svyravimas pas jus yra. Ar skiriasi tarnybiniai gyvūnai terapiniai, ar tiesiog yra draudžiama ir tai net nežiūrima? Tarnybiniai gal atskirai ten atskirų klausimų turbūt kreipiasi gal bendrai. Jo, bet mes turime tarnybiniams ir medžiokliniams šunims atskirą sąlygą savo draudimo taisyklėse, kad jeigu po traumos arba ligos tarnybinis arba medžioklinis šuo yra nebetinkamas vykdyti pareigoms, kurioms jis buvo adresuotas, mes išmokame pusę gyvybės draudimo sumos. Tai kaip pavyzdys, jeigu medžioklinio... Validumas galima sakyti, ne? Taip, tai tarkim medžioklinio šuns kaina buvo 2000 eurų, jis ten, aš nežinau, ar taip įmanoma, susirgo kokiu nors peršalimu ir nebeteko uoslės. Ir jis nebėra tinkamas medžiokliai. Tai mes išmokame 1000 eurų klientui. Onkologiniai susirgymai yra įeinantis ar įtraukimai tą, kur neįeina? Kompensuojam. Įeina. Tai gyvūnam geriau negu žmonėm.
Nes žmonėms ten reikia papildomai tada yra, nes tam baziniam tikrai nėra pa žmogų. Jo, tai gyvūno draudimas yra kaip privatus savanoriškas draudimas, tai mes to neturim žmonių sektoriai, kad mes galėtume apsidrausti, bet jo, tuo metu eini pas gydytojus jau privačiai ir paslaugos kainuoja, tai gyvūnam pasisekė, kad galima nusipirkti draudimą. Klausimas irgi vis laik aktualus yra, kiek šitos paslaugos Lietuvoje skiriasi nuo Skandinavijos, nes mes žinau tikrai atėjusi vasaros metu, kada iš tenai žmonės grįžta, o Jėzau kaip grįžta, nes jie ten 2,0 arba 0, tai tikrai pridėk prie kainų. Ir tikrai vieną kartą buvau, kad atvažiavo žmogus, ten iš Skandinavijos, jeigu ar ten Švedija, Norvegija, neatsimenu. Ir aš ten kažkokias atidėjau su gyvūnu, nusiskanavom, čia duomenys susivedėm, ten paslaugą padarėm, neatsimenu, ar susižalojęs buvo. Ir po to jau padariau paslaugą, tą šuniuką atidėjau, tas žmogus ačiū laimingas ir jisai pro duris. Jis išėjo, mes kažkur po valandos laiko, o tik susimokėt. Ir jisai net nesusimokėjo, mes tada skambinam. Sako, kad sako, pas mane tai būdavo kitaip, sako, kur jie tenais lankydavosi, sako, mes ateinam su gyvūnu, nusiskanuoja, ir man patenta tas įskaitas, jie atsiunčia paštu, bet realiai visą tą dalį jau palieka draudimui. Jo, tai galvoju, wow, būtų, bet tas kiek skiriasi nuo Lietuvos. Tai mes šiai dienai neturim tos, su gyvūnų draudimu mes neturim tokios gal prabangos, kad klientas galėtų klinikoje tik išskaitą susimokėti, bet iš tikrųjų tikrai tai viena iš sričių, kur aš matau, kur mes galėtume dirbti ir turėti partnerių tinklą, nes kas esat susidūrę su namų draudimu arba automobilio draudimu, tai dažniausiai tiesiog užtenka nuvažiuoti į servizą, paskambinti draudimui, ten nežinau, man stiklas išdužo, man ten kažkas atsitiko ir nuvežti automobilį į servizą arba atvažiuoja net ir krovininis transportas jo paimti ir tuomet klientą tiesiog servisui draudimas perveda pinigus. Tai iš tikrųjų mes to norėtume ir kažkada tikiu, kad tai bus ir Lietuvoje, bet kol kas tai galime padengti tik jau po fakto įvykusias išlaidas. O kalbant apie sąlygas, tai labai daug yra, tarkim, pas mus tas draudimas augintinio dar tik, aš sakyčiau, įsibėgėja ir žmonės pradeda tikrai dabar aktyviai domėtis ir rūpintis, o vakarų Europos šalise arba Skandinavijoje tai yra tiesiog kaip savaime suprantamas dalykas. Tu negali, mūsų net kolegos švedai juokiasi, sako, tu negali tiesiog finansiškai, tu nesi pajėgus turėti augintinio be draudimo. Labai iš tikrųjų puikus, sakyčiau, suvokimas šitoje vietoje, nes pas mus atvirkščiai būna, kad laikoma 3-4, nes jisai fainas, jisai gražus, bet jeigu susirga, aš tikrai pats gaunu begalės žinučių su prašymu pagalbos, kada reikia padėti gyvūnui, nes didelė šeima galbūt ir finansinės, nėra galimybės padėti. Tai jeigu šitas požiūris ateitų, kada mes įsigijom gyvūną ir iš karto turime draudimą, tai tikrai būtų visiems tik nuo to geriau ir sakau, kartais, kai turi tą draudimą, atrodo ir tave patį kažkas apsaugo ar tavo gyvūną, žiūrėk, ir neatsitinka kažkokių bėdų. Tai Danijoje, pavyzdžiui, kolegos minėjo, nežinau, ar tai vis dar aktualu, bet prieš porą metų mes kalbėjomės, kad pas juos, turint šunį, civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas. Tu negali turėti šuns, neturėdamas to draudimo. Nes civilinė atsakomybė tai yra, jeigu tu turi tą draudimą, tu esi garantuotas, kad jeigu tavo šuo pridarys kažko tretiesiams asmenims, kad tie žmonės gaus kompensaciją. Ir tai yra normalu, lygiai taip pat, kaip mes su automobiliu važiuojam į gatvę ir turim civilinės atsakomybės draudimą, taip ir padarom žalą. Tai nukentėjęs yra ramus, nes žino, kad privaloma. Taip. Ir Lietuvoje turėtų būti tas pats, nes mes kiek turim atveju, kuomet šuo užpuola kažką.
šeimininkas yra. Dažniausiai užpuola vėlgi tokių žmonių, kurie vėl neturi draudimo. Bet jo, tai iš tikrųjų tikrai labai gelbėtų ir tokia situacija, tikrai padėtų, kada tu turi apsaugą. Ir visi mes esame įpratę telefonus, netgi planšetės kažkokias apsidrausti, nes nedaug dievė sudušta, ir kas ta planšetė. Bet tas, kas yra iš tikrųjų svarbu, kas yra mūsų šeimos narys, didžiausia meilė, draugas, nežinau kaip be pavadinsi, o šitoje vietoje kažkaip mes pamirštame, bet kaip ir sakot, po truputį ir aš iš viso aplamai linkiu, kad kuo daugiau gyvūnų būtų apdraustų, kuo daugiau būtų sąžiningų klientų ir tada atrodytų, kad viskas susidėliotų taip, kaip reikia ir atsitikus nelaimė visą laiką gali gauti tos pagalbos. Taip. Labai ačiū, kad atvažiavote. Iš tikrųjų, dėkui, kad pakvietėte, kad pakalbinote. Buvo labai smagu man pačiam asmeniškai tiesiog klausyti ir šitame dalyvauti, nes tikrai visą laiką skatinam to žmonės, kad jie draustųsi, kad jie prisimtų atsakomybę visų pirma, kas yra labai svarbu už savo gyvūną. Tada, kaip sakau, apsaugos tave ir kažkas iš aukščiau, galbūt kaip pats pasirūpinsi tuo. Tai ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Iš tikrųjų, jeigu turite klausimų, tai galite drąsiai kreiptis į IF draudimą ir jums viską atsakys, viską patars. O jeigu gyvūną irgi turėsite ir vyresnį, tiesiog reikia žinoti, kad lojalumas yra labai svarbus ir nuo metų laiko pradėti. Įsigijai gyvūnai, sėdai į mašiną, pasimk telefoną, planšetę ir apsidrausk. Taip, man labai gražu, kuomet mano kolegas, aišku, čia yra mūsų profesinė jau liga tokia, prieš važiuodamos pasimti, net keletą pavyzdžių turim, jau pasakė, kad veislynas, kad jau galima pasimti šuniuką, prieš važiuojant pasimti šuniuką apsidraudė. Ir kad sako, man net baisu, kad aš kol važiuosiu namo, jam kažkas nutiks. Grįšiu namo, įsividuriuosiu kažkas. Jo, bet iš tikrųjų mano rekomendacija įsigijus naują augintinį, nuvažiuojat jį sučipuoti ar persirašyti čipo, pasidaryti tų privalomų skiepų. Tame čekliste, ką reikia padaryti, įsigijus augintinį, turi būti ir draudimas. Taip, tikrai pritariu ir linkiu visiems apsidrausti, nesirgti svarbiausia ir ačiū. Ateiti pas Paulių tik profilaktiškai. Geriausia, nuo kirminų, narkių, skiepų ir būti sveikiems. Ačiū Jums labai, čia dar mūsų rėmėjų dovanėlės Jums. Ačiū. Ir šuniukui, ir man. Ir Jums dar jo tenai. Ačiū labai. Taip, ačiū labai ir ką? Iki greito ir linkiu, kad iš tikrųjų kuo daugiau, kad tu būtų ne tai, kad klientų, bet žmonių, kurie suvoktų, kad tai yra gyvūnas, kurį reikia drausti lygiai taip pat, bet kokie kitą savo šeimos narį. Iki greito, ačiū visiems. Like, subscribe galite paspausti. Dėkui ir iki.